Tai šiandien Vilniuje suradom puikų krepšininką, jaunąjį krepšininką, iš Kupiškio, talentingą krepšininką. Spaudai Sabonį ranką? Ne kartą. Ne kartą? Jūs geriausi draugai? Ne. Bet draugai. Priebėgos tokie, stinga pasisveikinti. Jo. Ir žinoma, jaunučių rinktinės narys Domantas Vilys. Kaip tu iš vis sugalvojai pradėti eiti krepšinį? Nežinau, iki 1. klasės norėjau būti futbolininkas. Tikrai visada sakau, būsiu futbolininkas, su broliu žaidžiam futbolą, būsiu futbolininkas. Pradėjau eiti į mokyklą, šitą mamą nuvedė į treniruotę krepšinio pas trenerį Pizelį. Kažkaip įsikabinau, su brolis kieme žaidžiam tą krepšinį. Pradėjau žaisti, įsikabinau ir kažkaip tai jau nebegalėjau be krepšinį. Ar nesigali, kad nenuėjai į futbolą? Ne, tikrai ne. Ką dar be krepšinio mėgsti? Lauko tenisą, futbolą, tinklinį. Nu, sportas. Sportas. Vis tiek, kaip bebūtų laisvalaikis susijęs su sportu. Tikrai taip, nes vis tiek sportuoti patinka. Kada atvykai į Vilnių gyventi? Rugsėjai. Šį rugsėjį? Jo. Ar spėjau adaptuotis prie miesto? Iš pradžių buvo sunku, bet dabar jau normaliai. O nebuvo šiaip pat baisu išvažiuoti? Vis tiek 15 metų jaunuolį. Išvažiuoti tai nebuvo, tik tai tokia pirma mintis, kad kaip klasė priims. Nes būna, kad nepriema ten. Tai, manai, bet pasisekė, buvo pažįstamų klasiai, tai viskas gerai tam. Kaip mokslai? Gerai. Skiriasi Vilniaus mokytojai nuo Kupiškio mokytojai? Kad skirtusi mokytojai nėra labai. Šiaip 3 mokytojai iš Kupiškio vis tiek. Ai, nu tai... Gimė Kupiškį tai. Kaip namuose judėsi? Jo. Supratau. Čia ir klausė vienas mūsų skaitytojas, ar prisimeni Kupiškėnus draugus, ar negaila buvo palikti juos? Gaila buvo palikti, vis tiek grįžtis, tai susitinki. Vis tiek ten susirašom viską, vis tiek stengiasi susitikti, nes nu pasiilgsti. Ar dažnai tenka grįžti Kupiškį, nebūna, kad savaitgalio varžybos? Na, pirmą pusmetį iki Kalėdų buvau 2 kartus grįžęs. Bet jau antram pusmetį po naujų metų, tai tikrai daugiau, nes vis mažiau varžybų buvo. Ar siejai savo ateitį su krepšiniu, ar vis dėlto yra tik, na, kaip pasakyti, toks labai rimtas užsiėmimas, bet daugiau nieko? Na, jeigu čia atvažiavau Vilnių į akademiją, tai tikrai kažką noriu pasiekti. Nes jeigu atvažiavai ten, kad tik pažaist, to po to jau viso gero, tai kažkaip neapsimokėjo tada važiuoti. Vis tiek kažką bandai siekti su ateitimi. Bet mokslą nenurašai į antrą visiškai vietą. Stengiasi būdų daryti gerai. Jo, mama sako, mokslai pirma, krepšinis antra, bet man biškai atvirkščiai. Atvirkščiai? Jo, krepšinis pirma, tada mokslas. Bet vis tiek stengiasi ir tą suderinti. Jei nebūtum, nu, jei tau nepasiseks su krepšiniu, ko norėtum būti tada? Treneriu. Krepšinio? Taip. Jei nepasiseks su treneriu, nieko. Įsivaizduoji save kokių ekonomistų, bankininkų, teisininkų? Sunkiai. O kas labiausiai patinka, kokia pamoka? Kūno kultūra? Čia ir taip, aišku. Nežinau, matematika visai patinka. O prisiminus Kupiškio treniruotės krepšinio ir dabar Vilniuje, kas skiriasi? Tas pats treniruotės gal labai nesiskiria, tiesiog skiriasi konkurencingumas, vis tiek yra prieš ką. Nu, Kupiškiai vis tiek žemesni, vis tiek silpnesni. Aišku, jie ten gerai žaidžia, bet jie fiziškai silpnesni. Žinai, atvažiau stipresni, aukštesni, viską. Didesnis pasipriešinimas toks. Ar nebuvo sunku, na, Kupiškis vis tiek buvai lyderis, dabar Vilniuje nesi tas vienintelis lyderis, yra daug gerų žaidėjų. Nesunku, tik gerai kažką komanda gali pasiekti, nes jei ten Kupiškį vieną žaidžiau, tai komanda 9-10 vietoj. Ten nieko neparodom. Dabar komanda antri lykom, turėjom būti pirmi, bet antri lykom. Bet vis tiek. Kas jums sugebėjo pasipriešinti? Sabonis. Arvydas? Mokykla Arvydas. O sakyk, tu turėjai 2 trenerius Kupiškyje. Puzelę ir Klaidą Miciūną, jo? Taip. Kaip skiriasi jie? Kuris geresnis? Ar abudu geri? Abudu geri, nes
Nu, mano Puzelis yra pagrindinis treneris. Aš pas Klaidą ateidavau, ten kelios treniruotės ir sužaidė. Ten Puzelis visus pamatus pastatė, o Klaidas padėjo jam statyti tos pamatus. Nes viskas nuo Puzelio pradėjo. Jei be Puzelio, tai čia tikrai nebūtų Vilniuje. O dabar, vat, kai treniruojasi žaidė, ar yra palaikymas iš trenerių, kad stengtumėsi, kad žaistum labiau, nes gali būti geras krepšininkas? Žinoma, visada ateina ir Marčiulionis treniruotis, visada padeda, visko pamoko, į rytinės treniruotės ateina Marčiulionis irgi, visada padeda. Sako, dirb, sako, turi dirbti, visada. Į varžybas ateina, visada paima ten minutį, nes pertraukėlės paaiškina, ką ne taip darai ten. Visada sako, kad turi dirbti. O teko to bendrauti ir su Arvydu Saboniu, su Marčiulioniu, kokie jie žmonės? Nu, aš su jais nebendravęs, man įsivaizduoju, jie turėtų būti pasipūtę, seni krepšininkai. Ne, tikrai taip nėra. Jie paprasti žmonės. Paprasti žmonės. Su Marčiulioniu tenisą žaidžiau, nu, paprastas žmogus. O krepšinį teko žaisti su Marčiulioniu, prieš Marčiulioniu? Ne, taip pamėtėm ir viską. Esi jau kviečiamas į Lietuvos rinktinę. Tau tai jau yra didelis pasiekimas? Kaip jaunučių rinktinę kviečia, tai tikrai didelis pripažinimas. Tų vaikų ten daug yra, tokio amžiaus, ten gal 500 kokie, sakykime. Ir ten tave išrenka į tą 12-uką, tai tikrai didelis pripažinimas. Šią vasarą tik pakvietė, ar jau anksčiau kvietė? Šią vasarą pakvietė. Nes pirmą kartą vyko 14 rinktinė, tai ir pakvietė. Ir kaip sekėsi Lietuvos rinktinė? Gerai, nežinau, gaudavau daug laiko žaisis. Visada į startinį 5-uką eidavau. Kažkaip pasisekė. Ar kai jau pakvietė į jaunių rinktinę, dabar tikiesi, kad ir vyrų pakviesi su laiku? Manau, kad jau, bet iki to dar reikia daug dirbti. Kai žaidži Vilniuje, ar ateina Kupiškėnui palaikyti? Ar matai tokių pažįstamų? Būna, kad ateina. Ar tada kyla ta motyvacija dar geriau sužaisti? Kad jie buvo tik po varžybų pastebė. Nes kai žaidži, susikoncentruoji tik į aikštelę ir ten nematai tų žiūrovų nieko. Tik po varžybų pamatai, buvo Kupiškė. Kas yra tavo idealai krepšinio pasaulyje? Net nežinau šitą. Visada žiūrėdavau Jasikevičių, kol žaisdavo, nes tikrai tokia žaidėjo. Daug metų gal Lietuva neturės, o aš vis tiek žaidėjai žaidžiu, tai kažkaip... Tai gal pats būsi Jasikevičius? Na, aš būsiu Vilnius. Bet geras kaip Jasikevičius. Gal geresnis? Tau linkiu to. Ačiū. O klausimas irgi yra skaitytojo. Bertašius klausia tavęs. Europa ar NBA? Ir kodėl? Europa. Nes... Na, NBA vienas prieš vieną žaidžia, ten nėra tokios komandinės pagalbos. O Europai man komandinis žaidimas patinka. Ir tie deriniai visai kitokie ir viskas, tai Europa. Kada tavęs galima tikėtis LKL pamatyti? Nežinau, neįsivaizduoju. Dabar negalvoju, kas bus toliau, dabar galvoju, kaip sportuoti, kaip traumų, kad nebūtų, kad sveikas būčiau, nes jeigu traumą gausi, viskas gali karjerą kaip tokia trumpa baigtis ir gali pamiršti tą krepšinį visiškai, nes tikrai yra tokių atvejų, kai ten tą traumą gauna ir jau visam gyvenimui be krepšinio būna. Tai dabar žiūri, kas dabar nežiūri labai ateitį. O šiaip, kokie tavo artimiausi planai? Tai yra toliau liksi akademijoje ar kaip vasarą leisi šitą? Vasarą visą sportuosi. Stovyklą važiuosi, ten kelias, su komanda bus stovyklos. Vis tiek visą vasarą sportuosi, kitais metais vėl akademijoje žaisiu. Ar turi laiko linksmintis, ar nueini kokius šokius, diskotekas, žiburėlius klasės? Nei kartą nebuvau nei su klase ekskursijai kai kur, ar ten taip kokiam žiburėlį. Niekad nebuvau, visada treniruotė būna, dar kažkas. Niekada niekur neišės. Ar neliūdna aukoti visą šitą jauną laiką vardan krepšinio, kuris gali ir pavesti? Manau, kad ne, vis tiek. Aš tuo gyvenu, tai kažkaip negaila. Ten jei kažkokį tu gyvenčiau ir tas krepšinis trūkda, gal tada ir būtų gaila. Bet kai gyveni krepšinį, tikrai jis netrūkda. Nu, būna kartais, kad jau tos treniruotė, jau nebesinori eiti, jau atrodo. Bet
Čia jau sezono gale būna jau po tų finalų visokių ir taip toliau. Bet tada ir treneris, boliuką pažaidžiam, taip kažką paveikiam. Jau duoda balsėt nuo krepšinę. Jau 2 dienas jau pabūni be krepšinę, jau vėl nori eit mėtyti, vėl žaisti ir daugiau nebegali ištverti. Kokios tavo buvo įsimintiniausios varžybos krepšinio? Įsimintiniausias? Gal kai su Kupiški 3 vietą laimėjom Lietuvos čempionate. Nes už Kupiški žaidžiant 3 vietą paim Lietuvoje, tai manau Kupiškiai įvykis geras ir man pačiam tikrai 3 vietą buvo paim didžiulis pasiekimas. Ema klausė, ar kada nors grįši gyventi Kupišky? Jeigu žaisi krepšininką, būsi krepšininko, tai ten bus karjera gera, baigęs karjerą tikrai grįši. Ir būsi Andrius Puzelis, kuris treniruos vaikus? Galbūt. Kęstas V. klausė, ar ateisi vasarą į stadioną dar pažaisti? Žinoma, ateis, ką aš veiksiu. Nesi pasipūtęs tas, kuris, tipo, už akademiją žaidžiu? Manau, kad ne. Aš bent jau tikrai ten kiekvienam neinu ir nesigirčia už akademiją žaidžiu. Ateini, pažaidi vis tiek. Bet visi žino, kad tu jau žaidė akademijai, kad tu esi jau, žinomas. Ar jauti tą pastebi, pavyzdžiui, Kupiškai eini, kas nors? Nelabai, tikrai. Aš paprastas žmogus, nesvarbu ar Vilniuj gyveni, ar ten Pyragėse, ar Kupišky. Domantai, visi krepšininkai turi agentus. Tu turi savo agentą? Ne, bet nuo 18 metų tik tai galima turėti agentą. O kaip manai, agentai tave susiras, ar tau reikės ieškotis agentą? Jeigu ten būsi geras, tai agentai susiras. O jeigu ten būsi nieko gero, tai gal ir pačiam reikės ieškotis, o gal ir būsi be agentų. Galėsi būti agentai? Jeigu būsi ten nieko gero, ne? Ja. Gerai, laisvai. Puikiai sudė. Ne už kalnų mokyklos baigimas. Ir ką tada stos universitetą kažkokį? Bandysi vis tiek, reikia toliau mokytis, nes po to nieko nebus vis tiek. Ir kaip manai, kokia tavo specialybė galėtų būti? Ką pasirinksi? Kaip brolis rinksies, sporto vadybą. O! Nice. Tai iš tiesų, Domantai, dėkui, kad atėjai pasikalbėti. Linkiu, kad taptum Jasikevičium, brūkšnelis Viliu, kad sektųsi krepšinėje, kad traumų nebūtų ir kad tavo svajonės susipildytų. Ačiū. Geriausias krepšininkas Kupiškis, Domantas Vilius.